laukinė jūros upė su viltį teikiančiamis išskirtinėmis oazėmis. Ką galim daugiau pasakyti? Šlapia ir vėsu pakankamai. Tiesiog gavom daug vandens ir jau buvo nuotaika iškart tokia startinė gera. Ir linksmesnė nuotaika buvo. Užkliuvau už šakos, visą baidarę prigėrė. Jūrą mes pradėjome domėtis praktiškai nuo nulio ir galėjome pažvelgti ją iš šono, kuo iš tikrųjų labai džiaugiasi ir vietiniai verslininkai ir darbuotojai, kada žmonės iš šono gali pateikti kitokį požiūrį negu tie žmonės, kurie prie tos upės dirba kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, po minijos galvojau, kad bus kažkas panašaus. Tikrųjų. Tai džiugu, bet ne. Pati upė šiek tiek kitokia buvo. Taip pat, sakykime, susidurta su tokiam kliūtim kaip užtvanka, išplatėjimas, sakykime, vos ne kaip į ežerą įplaukus atrodo. Jinai turi išskirtinumų tokių, kokių negali pasigirti nei viena kita Lietuvos upė. Aš visų pirma kalbu apie istoriškai susiklošusias aplinkybės ir tam tikras gamtos vertybės, kurios šiai dienai, kaip aukso grynuoliai, dar laukia, kada jie bus iškasti. Buvo tikrai nemažai privačių stovyklaviečių, kurios tikrai gerą įspūdį ir gerą vaizdą paliko. Labai maloniai nustebino visų pirma Pagramančio regioninio parko darbuotojai, jų idėjos, jų mintis ir iniciatyvos, kada jie taip pat savo jėgomis, išgalėmis tikrai žvelgia labai pozityviai ir motyvuotai į priekį. Ir kas liečia, sakykime, jūros upės infrastruktūrą, iš kitų projektų jie taip pat bent minimaliai stengiasi padaryti tai, ką leidžia šios dienos jų finansavimas. Čia buvo su įžanga, kaip sakant. Pirmą dieną mažiau, antrą dieną daugiau, trečią jau dasimušimų iki galo. Pirmą dieną buvo 33 pas manęs rodė, tai, sakykime, toks lengvas apšilimas buvo. Antrą dieną jau 55 pas manęs rodė. Trečia diena dalinai, sakykime, irgi užteko to linksmybių, kai lietus užklupo, aišku, pusiau kelyje. Iš pradžių lengvai, bet kai kuo toliau plaukiant, šiek tiek, skaudėdavo kaip raumenis, paskaudavo. Bet kai prasiplaukdavai daugiau, vis lengviau gaudavosi. Dabar jau žinojau, ko tikėtis, kokie krūviai bus. Oras nevargino. Daugelį vietų praktiškai mes matėme vien tik tais laukinę upę, kur net nelabai yra kur galimybių išlipti į krantą. Ko tikėjomės, to nepamatėm. Tai nei infrastruktūros sutvarkytos, nei ženklinimo, nei stovyklaviečių nieko nebuvo. Kokia upė bus praplaukta, jeigu bus tik dalis jos praplaukta. Dabar galima pilnai pasakyti, kad ji buvo praplaukta nuo iki. Visų pirma, labai smagu išbandyti savo jėgas, plaukiant su vyrais, kiek gali. Pasirodo, visai nemažai galiu, tai tas džiugina. Tikriausiai viską tą patį daryčiau. Iki galo.